Manau, pasirenku žmogus, kuriuo turėjau, manau, nuostabiausią laiką. Tai yra Olga. Tai, jinai man iki šiol yra ypatinga. Labas, Rolandas Kapčiukai. Sveiki, sveiki. Kaip savijautos tavo? Ar pasiruošęs, Ai, kaip sekasi? sekasi visai neblogai, savijautos taip pat visai neblogas. Viskas tvarkoj. Bijai klausimų? Ne, aš nieko nebijau. Ar daug paslapčių nežino žmonės apie tą? Galimai labai daug. Įdomu. Gal šiandien sužinosim? Aš tikiuosi. Tai gerai. Aš tada su pirmo klausimu. Jeigu galėtum save apibūdinti vienu žodžiu, koks tas žodis būtų? Žvaigždė. Kodėl? Aš jaučiuosi toks. Mane visi žino, su visais gerai sutariu. Ir Populiarus? ganėtinai esu populiarus. Dėl to taip ir sakau. Kodėl tiek daug laiko dirba bikeriai už apsaugą, kai egzistuoja apsaugos firma? Čia apie mechanikų Taip. garažą kalbam. Matau jūsų klausimą biškį neparuošti, nes kai atsirado apsauga, iš karto sudarėm sutartį su apsauga. Bet seniau buvo apsauga. Kalbant apie senąją apsaugą, tai apsauga užsiėmė nešvariais darbais, tokiais kaip mano mechanikų grobimais, dėl to ir buvo nutraukta su jais sutartis. Ir pasisamdėt bikerius, taip? Paprašėm jų pagalbos. Samdyti, jokių sutarčių nieko nedarė. O kodėl būtent bikeriai? Nes adekvačiausi žmonės tuo metu pasirodė. Labai sunku valdyti mechanikų garažą ir darbuotojus. Kokie didžiausi sunkumai, tai kad dažnai reikia keisti mechanikų komandas, neturim pastovių mechanikų. Tai gal toks tas didžiausias sunkumas, bet nėra ten labai ir sunku. O kodėl reikia keisti dažnai? Žmonės nori naujų veiklų, tai padirba, užsidirba ir iškeliauja. O kaip manai tavo mechanikai, darbuotojai užsiima nusikalstamą veiklą? Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad tikrai neužsiima. Jei nebūtum tapęs mechaniku, o vėliau ir šios įstaigos direktorium, ką manai, kokį darbą dirbtum? Aš galvoju, kad būčiau pasukęs gal link žiniasklaidos. Vis tiek kažką, kaip sakoma, legalaus būčiau dirbęs. Tik tai žiniasklaida? Ar kažkas daugiau? Aš seniau buvau didžėjus, tai arba kažką su muzika būčiau daręs, arba kaip ir sakau, žiniasklaida. Ar ta peticija dėl mechanikų garažo priėmimo buvo legali? Ar tiesiog Kokia peticija? padarai popierius, kad perimti iš valdžią? Kokia peticija? Kaip buvo nuversta sena mechanikų direktorė? Teisingai. Taip, tai buvo legali, švari, niekas nebuvo suklastota. O tai gal galėtum pasidalinti, kaip tai padarai? Paklausiau keletą žmonių ir tuo metu dirbančių mechanikų nuomonės apie dabar tuometinę direktorę. Ir tiek žmonių, tiek mechanikų nuomonė, jinai buvo netinkama valdyti mechanikam. O daug parašų surinkai? Dabar tikslaus skaičius, žinai, nepasakysiu, jau praėjo ganėtinai nemažai laiko, daugiau nei pusę metų, tai
Bet jo, buvo tikrai nemažai. Klausimas iš praeities tau. Papasako, kuo ypatinga tau geltona spalva. Geltona spalva. Taip. Ta spalva buvo gyvenimo dalis. Ta spalva, kaip aš sakydavau, teka mano kraujyje, tai jinai man iki šiol yra ypatinga. Na, galima plačiau kažkaip. Kuo jinai to ypatinga? Tai buvo mano ir mano brolių, sesių spalva, už kurią mes kovojom, ėjom, darėm viską, kad tik būtume geriausi. O čia tas darimas veiklos legalios ar ne? Buvo ir visko, tais laikais buvo visko. Buvo ir nelegalių veiklų, už kurias aš kadaise buvau ir nubaustas, bet pasitaisiau, gavau antrą šansą gyvenimui ir jo pasinaudoju. Ar mieste yra žmonių, kur galbūt tavo geriausi draugai, kokie žmonės, kuriais pasitikė, vis laik džiaugiesi jas pamatęs, kur nepaliko tavęs bėdoj, kurie ir tau labai svarbus, tai kas jie tokie būtų ir kodėl jie tokie ypatingi? Jų yra labai nedaug, per laikas atsirenka tikri draugai, tai jeigu reikia įvardinti, tai ir įvardinčiau galbūt tik tais tikrus tokius du žmonės, kurie visą laiką mane palaikė, visada buvo šalia. Tiek sunkiu, tiek gerų momentų, tai yra Žakas ir jo mergina Nika. Yra ir draugų, kurie supa šiuo metu mane, tai tas pats Katiniukas, taip pat ir Tuvo. Bet yra ir labai daug žmonių, kurie ir atsuko mano nugarą. O kodėl būtent Žakas su Nika ypatingi? Aš juos atsimenu, ypač Žaką atsimenu tiek, kiek atsimenu save. Su juo esame matę tiek šilto, tiek šalto, tai jį gerbsiu, manau, visą laiką, visą gyvenimą. O Katiniukai, atsakant į klausimą, ar aš noriu įvardinti tuos žmonės, gal nežinau, ar reikėtų. Bet ką galiu pasakyti, tai yra susijęs su buvusios apsaugos darbuotojais ir direktoriais. Ar nemanai, jog merginos su tavim brenda į santykius tik dėl to, nes esi frakcijos atstovas, bet nepatrauklus vyras? Taip nuoširdžiai tai nemanau, nes tas frakcijos vadovas, tai jis man labai daug privilegijų nesuteikia. Kažkiek valdžios turiu, bet tiek. Ir aš skaitau save pakankamai patraukliu vyru. Kiek moterų esi skaudinęs ar išdavęs, nes kol kas, ką miestas matė, tai pakankamai nemažai. Aš nesu ne vienas moters išdavęs. Įskaudinęs, galbūt, bet toks gyvenimas. Visi laimingi nebus. Gal galvoje turi skaičių? Tas skaičius nėra toks didelis, kaip galbūt žmonės galvoja, kad aš čia visą skaudinu. Galbūt yra atvirkščiai, kad jos mane visas įskaudino. Rolki, kaip tavo mergina Liusė reagavo į tai, jog užstatei kitai moteriai vaiką? Ir ar jūs įsigyvensite kartu? Atsakysiu iš karto, ne, mes visi kartu tikrai negyvensim. Kaip jinai reagavo pakankamai normaliai. Supranta, kad kas praeityje pas mane įvyko, jau to
nebeištrinsi. O į tai aš tiesiog atsakingai žiūriu ir nesiruošiu nepalikti nei vieno savo vaiko. Ir manau, kad jinai su tuo susitaikė. O kaip galvoji, ar tavo naujagimis vaikas iš tikrųjų tavo, ar kieno nors kito? Esu 100% garantuotas, kad tai yra mano vaikas. O čia tik tai galvoja, ar tyrimus kažkokius darys? Jeigu jau labai prireiks, tai galima bus daryti tyrimus, bet aš vaiko motiną tikrai pasitikiu. Ir manau, kad tikrai tai yra mano vaikas. Einame prie kitų dviejų tų vaikų. Ar kada pagalvojai, kas iš tiesų yra tavo dviejų sūnų mama? Ir kuri gali būti? Aš apie tai galvoju pakankamai dažnai. Visgi vis tiek tai yra mano vaikai. Ir tikrai nesu tikras ir keletą vardų yra galvoje. Bet tiksliau labiau porą. Bet tikrai nežinau. O jeigu atsirastų ta moteris, gal kažkokie tavo žingsniai būtų kitokie gyvenime? Tiesą sakant, nemanau. Netikiu, kad kas jau buvo, tas pražuvo, tai turėjau juodai savo gyvenimo etapą. Gal nelabai juodai, geltonai, sakyčiau. Tai iš po tada daug kas pasikeitė, pasikeičiau ir aš. Dėl to manau, kad jokių sprendimų drastiškų nesimčiau. Liktum tam pačiam keliui, taip? Taip. Rolkė. Fuck, Mary Kill, Liucija, Olga ir Vytė. Tavo vaiko mama. Geras klausimas. Pradėsim nuo lengviausio gal galimai. Tai kuris čia lengviausias? Mary, manau, ne? Manau, pasirinku žmogų, su kuriuo turėjau, manau, nuostabiausią laiką. Tai yra Olga. Sekantys du. Mary. Jau sakiau, kurį. Mary, tai turim Liuciją ir Vytę. Čia sunku dabar pasirinkti, bet manau, būtų Liucija. O kad ir kaip sunku ir skaudu, bet tektų nužudyti vaiko motiną. Hipotetiškai. Kaip tik kitas klausimas apie Olgą, žinok. Kiek žinau, skyrybos Olga buvo labai skaudžios ir dramatiškos. Sakė, jog nenori matyti to žmogaus ir bendrauti su juo, bet šiuo metu vis labiau esi pastebimas ją bendraujantis, leidžiantis laiką, gražiai žodžiais vadindamas ją. Ar tai meilė, kuri nerūdija? Manau, kad atsakymas galbūt taip. Aš kaip ir prieš tai minėjau, aš su ją turėjau tikrai nuostabų laiką, kad ir kas galiausiai tarp mūsų įvyko. Stengiuosi visą tai užmiršti. Nežinau, kaip man sekasi, gali būti, kad blogai, nors aš sakyčiau pats, kad visai neblogai. Tai ar tai meilė, kuri nerūdija? Ja. Gali tai būti. Koks jausmas buvo, kai iš Olgos gavai atsakymą, jog nieko nebus? Kaip sulaužytų tau visus kaulus ir numestų nuo skardžio. Va taip jaučiausi.
O gal galėtum pasidalinti priežastimi, dėl ko išsiskyrėt? Tų teorijų turiu aš pats labai daug. Bandžiau išsiaiškinti ir su pačia Olga. Jis sako, kad aš nesu kaltas dėl to, bet aš manau, kad per kiekvienas skyrybas tu išgirsti tokių, kad, aš nekaltas, žinai, bet aš galvoju, kad mūsų santykių sugadino rutina. O kiek procentų laikai save simpu? 0. Supratau. Aš nelaikau savęs simpu. Gal gali pasakyti, kodėl tau uždėta šitą etiketę? Manau, nes, kaip ir aš prieš tai minėjau, esu pakankamai populiarus žmogus ir visi, ne visi, dauguma žmonių žino apie mane, galbūt net daugiau negu aš žinau. Ir sprendžia iš to, kiek aš turėjau santykių per paskutinius mėnesius ir visas skyrybas mano ir panašiai, tai galvoja, kad aš simpas. Tokio aš savęs niekada nelaikiau ir nelaikysiu. Bet manau, džiaugiasi laimėdamas nominaciją Simpo. Aš laimėjau ir kaip geriausio mechaniko nominaciją, aš čia labiau džiaugiausi nei gaudamas tokią etiketę kaip Simpo. Čia nėra laimė. Čia labiau kaip etiketė, kuri nežinau, kuriam laikui išliks. Kaip su dovanotom dovanom, automobiliais, kurios dovanai merginams, dažnai tenka susigrąžinti turtą? Tų dovanų, tiksliau, automobilių nebuvo labai daug, bet atsakant į tavo klausimą, tai niekada neatsigrąžinu savo dovanotų dovanų. Taip, manau, elgesi tik tais šiukšlės. Mano kitas klausimas būtų, ar gali papasakoti daugiau apie santykius su Hana? Nes iš šono atrodo, jog buvot priešai, o gal kažkada buvo šilti jausmai tarp jūsų? Su Hana? Kažkada buvo, kad kažkada bandžiau kviesti ją ir į pasimatymą, kas nepavyko, net tai buvo labai labai seniai. Dabar net toks juokas paėmė, kad koks naivus tuo metu buvau. Bet taip, kažkada jaučiau šiltus jausmus Hanai. Bet kaip suprantu, jūs vis vien dėl to priešai. Aš jos nelaikau savo priešu. Nemanau, kad ir jinai dar laiko mane savo priešu. Aš manau, kad tai, ką aš padariau gerą jai. Ir gerą, aišku, savo. Manai, jie nesusitvarkė su mechanikais? Ar kuria čia Manau, kad prasme? Su mechanikais? Manau, kad taip, su mechanikais. Manau, taip kaip jinai tvarkėsi su mechanikais, tai buvo nekompetentiška, jeigu taip galima pasakyti. Ir manau, kad jinai atrado laimę vėliau, kai išėjo iš mechanikų. Kaip santykiai su Reina? Ar tik dėl lovos reikalų su bendravai? Taip, tai buvo trumpi santykiai. Ir atsakyti, kad dėl lovos reikalų, tai tikrai ne. Na, visai fainas žmogus man pasirodė. Aišku, labiau pažinti aš nelabai ir spėjau. Kas nutraukė tai? Ji? Gal priežastis, žinai? Jinai pasakė, kad nori, kad aš būčiau saugus, dėl to mes negalim būti kartu. Tai ar aš žinau priežastis, tai net nepavadinčiau tai priežastį.
ar esi kada nors susimąstęs dėl savo orientacijos? Atsiprašau, ko? Orientacijos? Taip, Nu, man abejonių mano orientacija niekada nekilo. Aš žinau, kad man patinka merginas ir dėl to niekada klausimų neturėjau. o tai kiek karšto vyno padelių tau prireiktų, kad permėgotum su katinuku? Nu, manau, neužtektų viso miesto puodelių. O jeigu po padelių stipriau kažką? Manau, taip pat nereikėtų. Neužtektų nieko. Sakai, Na, neužtektų žinau, kad miesto, ne? Bet gal pasaulio užtektų panelių? Manau, kad ne. Aš žinau, kas man patinka. Katiniuką laikau savo geru draugu. Ir jokio didesnio potraukio aš jam neturiu. Ir neturėjau. Ačiū už atsakymą. O tikrai niekad nebuvo tarp katinuko ar tavęs kažkas kito? Nei draugai? Nu, tikrai niekada nebuvo. Galiu ranką prie širdies pridėti, bet tikrai nebuvo. Dar vienas to klausimėlis. Kurio žmogaus labiausiai nemėgsti ir kodėl? Nu, aš nelabai turiu tokių žmonių. Gal, aišku, yra tų, kurie man atsuko nugarą, bet aš kaip ir prieš tai minėjau, nenoriu čia vardais jų minėti. Manau, taip pat žmonės žino, ko aš nemėgstu. Ir kodėl aš jų nemėgstu? Už tai, kad va man atsuko nugarą. Rolandai, ar dažnai pas tave būna negatyvių ir liūdnų momentų gyvenime, kai būna tau sunku gyvenime ir iš ko pirmiausiai prašai pagalbos? Aš manau, kaip ir kiekvienam žmogui, mes vienas turim tų sunkių momentų ir ar kažkieno mes prašom pagalbos? Ne, mes stengiamės tvarkyti patys. O dažnai tokie būna momentai? Nu, jie vis retėja. Seniau buvo dažniau. Gal žinai priežastis dėl ko? Visos tos skyrybos. Manau, kad dasidėjau prie to. Prie mano emocinės būklės, kuri nebuvo visą laiką pastovi. O kaip tos momentus tramdydavai, kažką dėl to darydavai ir tiesiog leisdavai būti? Nu, jų taip paprastai, žinai, nesustabdysi. Jūs turi tos momentus gyvenime išgyventi ir stengtis judėti toliau. Nejauti jokių nuoskaudų, jog tavo buvusi mergina susitokė su tavo sūnum? Kalbam apie Pauliną vardas, tikriausiai. Paula. Paula, atsiprašau. Paula ir Harvis. Nuoskaudų? Ne, aš džiaugiuosi labai už juos. Kažkaip matyti šypsaną. Ne, aš tikrai esu nuoširdžiai džiaugiuosi už juos, aš kad nuoskaudų kažkokiu laikyti tikrai nelaikau. Taip, ta visa situacija atrodė keista ir, jeigu taip galima pavadinti, bet toks tas gyvenimas. Gyveni ir mokaisi. Aišku, tai nebuvo ir labai blogas momentas gyvenime. Tiek su pačia Paula, kurią aš gerbiu, o tuo labiau su savo sūnum Hardu. Rolandai, ar dar nepamiršai savo pradžios gatvėse? Manau, to gyvenimo momento aš niekada nepamiršiu. Tai buvo labai gera patirtis. Iš kitos pusės tai buvo daug pamokų, kurios išmokino tai, kad užsiimti blogais darbeliais tai nėra
išeitis ir tai nėra geras gyvenimas. Ir ramus gyvenimas. O palyginus pradžią ir dabar. Daug Turi pasikeitė. savų pliusų. Turi savų pliusų, savų minusų, žinai. O daug pasikeitė. Nu, kaip diena ir naktis. Tau tiek galiu pasakyti. Seniau neturėdavau praktiškai jokių atsakomybių. Galėjau elgtis laisvai. Ir buvau nepriklausomas nuo nieko. O dabar turiu daug atsakomybių. Turiu prižiūrėti miesto mechanikus, kad jie būtų tvarkingi, kad dirbtų normaliai. Tai, ja, skiriasi kaip diena ir naktis. Rolandai, ar galėtum atskleisti nuotykį, kurį tau buvo gėda prisiminti, bet tau vis tiek buvo pamoka visam gyvenimui? Dabar kurį čia reikėtų prisiminti, nes turėjau nemažai tų. Tas pats mano dukros gimimas, tai buvo nuotykis, kuris, manau, po tos dienos aš pradėjau kitaip žiūrėti į savo gyvenimą ir pamokė, kad jeigu aš toliau būčiau daręs tai, ką aš, kaip ir prieš tai minėjau, laisvai ir neatsakingai, tai greičiausiai aš būčiau savo gyvenimą pabaigęs už grotų. Bet čia vyko ne šiame mieste, kaip suprantu, taip, Rolandai? Taip. O pareigūnai kažkiek žinotų prieš istoriją? Nu, jie apklausos nedarė, tai nežinau, manau, kad nelabai. Nu, gal dabar sužinos. Aš neturiu ko slėpti. Buvai labai apsidžiaugęs, jog mieste vyks mero rinkimai, labai pats norėjo jo tapti. Jeigu būtų meras, ką pasiūlytum žmonėms? Jeigu būčiau meras, ką pasiūlyčiau? Manau, kad pasiūlyčiau įdomesnį ir laisvesnį gyvenimą. Įveščiau pašalpas bedarbiam, spręsčiau kiekvieno miestelėno problemas ir, manau, padėčiau kiekvienam čia esančiam žmogui. O ar paliktum savo dabartinį darbą dėl tokių pareigų? Na, jeigu aplinkybės taip sukristų, tai manau, kad tektų palikti. Neapsimčiau aš visų darbų vienas. Pasakyk savo nuomonę apie Arabelą. Kodėl tu jos taip nemėgsti? Arabela? Yra priežasčių, kodėl aš jos turėčiau nemėgti, bet mes kaip ir su ja išsiaiškinom viską ir toliau nebeturėtų likti jokių klaustukų, bet nėra taip, kad aš jos nemėgčiau. Nors ir turiu tam priežasčių. Kokios būtų tas priežastis, jeigu gali atskleisti? Ji buvo susidėjus su mano dėdė. Ir tai, kas buvo ten tarp jų, man nelabai patiko, aišku, tai jų gyvenimas ir jų pasirinkimai, bet man tiesiog tas nelabai patiko ir tiek. Tu čia kalbėjai apie savo dėdę Bikty. Tikrai taip. Kas tarp jų buvo? Nu, aš manau, kad kažkoks romanas, ar gal meilė buvo, nežinau. Gal tiesiog kelių naktų nuotykiai. O kada pirmą kartą praradai nekaltybę? Kada pirmą kartą? Labai seniai, jau prieš 15 metų. Tai buvo jaunų, nepatyrusių dviejų žmonių žingsniai.
kuriais ar aš didžiuojuosi, nepasakyčiau. Bet tai buvo pakankamai gera patirtis. O kiek tuo metu buvo tuo metu? 15. O kaip tavo santykiai su vaikais? Nemanai, jog Myliu. turi per daug? Tik ar dar Per daug nežinai? vaikų? Ar dar nežinai apie kai kurios? Ar 3 vaikai yra per daug? Nemanau. Aš juos myliu, visus vienodai. Gerbiu, saugau. Ir manau, kad tai mylėsiu ir saugosiu ir toliau. O nemanai, jog turi daugiau jų, tik dar nežinai? Jis sakant, nemanau. Aš matai, dar prieš pusę metų negalvojau, kad aš iš viso jų turiu. Aišku, smagu sužinoti, kad yra atžalų. Bet aš tikiuosi, kad jie nenueis tokiais keliais, kaip kadaise aš buvau nuėjęs. Ir atras šviesą kelyje. Per pusę metų net atsirado 3. Tai per metus kiek atsiras? Nu, čia jau laikas parodys. Toliau nebeplanuoju. Užtenka, reikia užauginti dabartinius ir paskui jau žiūrėsim. Tikiuosi, kad jų daugiau neturėtų būti. Nu, gal yra kažkur užaugę jau, nereiks užauginti. Aš drįščiau abejoti tuo. Nu, bet aš ir nežinau, kad ir turiu hardą su Mantega. Nu va. Sekantis to klausimas, papai ar šikna? Ir kodėl? Papai. Kodėl? Šikna, žinai, gali turėti visi, o papas gali turėti tik merginas. Ar tikrai? Taip. Nu, žinok, šiais laikais viskas įmanoma. Nu, aš sakau iš savo patirties. Nu, Aš visada buvau ir manau, kad būsiu buben. nu tai žinai, gali ir vyras būti su papais, tas skatos ir su vyru permėgotum. Gerai, perinam tada vėl. Fuck, Mary Kill, Jonas Žemaitis, Katiniukas ir Mango. Taipogi čia visi vyrai. Kaip aš tai tektų visus nužudyti? Nu, bet jeigu hipotetiškai, jeigu jie būtų moterys, tai gali pakartoti kokį variantą. Jonas Žemaitis, Katiniukas ir Mango. Aha. Tai pradėsiu nuo ką žudyčiau, tai nepyk, bet Katiniukai tave žudyčiau. Fuck, tai tektų Mango. Nes jis toks fuckmenas yra, tai kodėlgi ne. O Žemaitį tektų vesti, nes, pirikupas, jisai mašinų daug turi, tai visai apsimokėtų. O kokios priežastys tavo šitų atsakymų? Tai kaip ir paminėjau, Katiniukas. Apie Katiniuką. Ai, dėl Katiniuko? Nu, jis nei turtingas, nei... Iš kur žinai? Nu, bent jau spėju. Kiek mano žinias leidžia, tiek aš galvoju, kad man iš finansinės pusės apsimokėtų labiau būti su Žemaičiu. Atėtų domiesi manim, Rolandai. Nu, esam pakankamai geri draugai, tai aš matau. Domėtis net nereikia. O iš išvaizdos kaip negražiausias Katinukas. Nu, man, žinai, sunku vertinti išvaizdą. Visgi visi 3 vyrai. Jeigu su papais būčiau. Tau nelabai padėtų, žinok. Nu gerai, ir peruko sudėčiau. Kitas klausimas. Kam perleistum savo pareigas, jeigu tektų jas palikti?
Pakankamai, manau, sudėtingas klausimas. Sunku tokį žmogų rasti, kuris norėtų to, bet jeigu taip. Aš manau, kad Mango būtų verčiausias po manęs valdyti mechanikus, nes žinau, kaip jis myli tiek savo darbą, tiek pačius mechanikus, tai manau, kad jisai būtų labiausiai vertas. O gal Hanai? Anai? Ne. Aš manau, kad jinai dabar yra laiminga kažkur ir su kažkuo. Einame link pabaigos, Rolandai. Kokie tavo būtų naujų metų tikslai? Kažkaip atsikratyti tos simpo etiketės, perleisti galbūt kažkam tam tikram simpui, pradėti auginti savo dukrą ir manau tiek, aš kažkaip tikslų šiais metais sakiau būti geresniu negu praeitais metais. Neleisti niekam savęs įskaudinti. O jeigu tau suteiktų tokią privilegiją atiduoti tą simpo etiketę, kam ją duotum? Manau, kad tai yra pakankamai sudėtinga, kadangi aš nelabai žinau, kas net. Geras klausimas iš tikrųjų, bet manau, kad turėtų miestelėnai išrinkti pagal juos, kas turėtų būti verčiausias. Bet jeigu priklausytų nuo tavęs, tai Jeigu tai priklausytų nuo manęs, tai aš perleiščiau ją krumpliui. labai geras atsakymas. Ir paskutinis klausimėlis tau, ko palinkėtum miesto gyventojams? Palinkėčiau neapsikrauti per daug dalykų, kurie jums nėra aktualūs. Gyvenkit savo gyvenimą, būkit laimingi ir susimatysim. Gerai, ačiū tau, Rolandai, kad atvykai. Tai su jumis buvo Rolandas Kupčikas, Katiniukas ir aš, Hašas. Ačiū Jums. Viso gero. Iki.